Labą visiems žvejam ir nežvejam pasirodo, ir tokių yra mane žiūrinčių. Tai rudenėlis atėjo, pradėjo naktis vėst, jau ši naktis buvo gan šalta, turėjo 5 laipsniai būti. Tai pradės vanduo vėst ir prasidėjo lydekų metas, plėšrūnai. Tai rudenį dažniausiai tik pradedu gaudyti plėšrūnus, tai šiandien tema tai pagauti lydeką norisi. Nu, didelė, nedidelė, čia jau bus matyt, svarbu kažką pagauti. Tai nepabėkit ir pažiūrėkit. Sustojau aš ant tokią povandeninio kalniuką ir turiu tokį lydekinį jau grinai, spinningą, kietą, savo sukriukės visokias, blizgės guminukus reiks bandyti ir dar turiu va tokių va tail spinnerių. Gavau, Ukmergiškis gamina, man padovanojo, davė išbandyti. Tai reiks pamėtyt, pažiūrėti, nors neplanuoju ešerių labai čia gaudyti, bet gal kokį lydeką atsilieps. Bus matyt, jeigu kažką domins, tai paliksiu Mariaus kontaktus po video, nes jis ir pardavinėja tuos masalus. Tai galėsit nusipirkti, jeigu tik noro bus. Šiaip yra 6 ir 9 gramų tie, bet labai gerai metasi, aš jau kažkada žvejojau, tai pagavau ešerių. Ten vieną kitą, nedaug, bet ešeriai kimba. Kad šiandien labiau į lydekas orientuojas. Bet pamėtyt vieną kitą kartą pramesiu tikrai ir šitą masalą. Čia ir lydeka drąsiai gali paimti. Čia žolės kabinasi. O! Yra kažkas. Ešeriukas. Žiūrėkit, kokia dydžia. Ešeriukas. Masalą kokį puolė. Nu va, jau netuščias. Eik tu, kaip tu savo priėjai. Visą trišakį apžiūrėjo. Va toks pirmas laimikis. Įdomiai. Ten mailiuko pilna paviršiui, mačiau. Pasibaidė jisai į šonus visas. Vat kaip užmečiau dabar masalą. Tai paskui mailiuką sekioja ešeriukai, vat kur. Vat kur čia šuo pakastas. O! Dar vienas. Didėja jau. Bet kaip trišakį. Pilnai apžiūrėjo trišakį. Kaip tu taip įsikabina. Toks. Nu, atrodo, masalas tai nemažas. Bet kokie ešeriukai kimba, tai net keista. Čia po pietų atvariau aš šiandien ant 2 valandų ir planuose būt iki vakaro, jeigu tiek išbūsiu. Šiaip tai aš su tais tail spinneriais esu žvejojęs Norvegijai, bet ten būdavo jie labai, sunkus, jau ten 20 gramų. Lietuvoje kažkaip aš ant jų nelabai gaudydavau. Nes tokių lengvų neturėdavau aš iš tikrųjų. Dabar turiu ir pamėtau karts nuo kartą. Kelios spalvos yra. Tokia mėlyna su balta raudonu, tokia šviesiai mėlyna
Ir toks kaip Fire Tiger vadinasi. Na, užtenka čia tų ešerių bandyt suviliot. Reikia pabandyti rimtesnę kokią lydeką pagaut. Iš žolės. Kabinas iš žolės. O. Dar nesukrytusias. Žolių dar yra. Nu, sakau, dabar pradėjo naktis šalt. Prieš tai buvo 15. Naktis 13 šilumos. Nu, tokias kaip vasaros. O dabar jau bus 5 kokie tik tai. Tai greit čia tas vanduo atvės. O ten mailiukas pasibaidė vėl. Gal prie mailiaus ir lydekaitė kokia tykoja. Yra. Su kuokštu žolių. Štai atrodė, kad labai didelė ir sunkiai traukėsi. Nu va, ir lydekaitė. Ajajai. Nedidelė. Rudeninė. Mėčiau iki kol kažkur tai pataikiau palei nosį matyti. Ir kiek kartų pramėčiau, kol neužtaikiau, tol ir neužkybo. Nu va, jau žvejyba užskaityta. Jau visai gera. Standartiškai. Ant savo mėgstamo guminuko. Sakau, čia mailiaus yra. Paviršiui jisai duodasi. Ir ešeriukas vienas kitas matėt. Pasigavo ir lydeko yra. Aišku, turi būti lydeko. Prie mailiaus. Kaipgi kitaip. Tai liuks. Lydeka jau yra sąskaitoje. O tokį šedevrą radau namie atsisiųstas kažkada iš kiniečių. Tokia sukriukė. Ir sunkiai labai gerai metasi. Bet nieko neužkyba ant jos. Gerai reikia keisti vietą, nes jau čia nugaudžiau viską. Į tokią užuovę ją atplaukiu. Čia pačiam maloniau žvejot bus. Nors vėjas atrodo nėra stiprus, bet žvarbus. Ta temperatūra nėra didelė. Nežinau, kiek čia šiandien, kokių 10 gal laipsnių. Gal daugiau.
Bet kažkaip pučia, šalta pasidarė. Nu, va čia palei žolės, tai tikrai lydeko yra. Tik tai ar norės kipt ar ne, klausimas. Labai graži vieta čia. Ramuma visiška. Nei vėjelė jokia. Lydekam labai gera vieta. Ir blem. Eikt. Buvo lydeka, nepasikirta. Nepakirtau tiksliau. Dar vienas šansas. Pramazintas. Sakiau, kad čia gera vieta. Lydeko yra. Mačiau, čia iššoka žuvis. Galbūt pravaikė kažkas čia ją. Sakau, gal yra lydeka kokia. Pratraukt kelis kartas. Pažiūrėt, ar nėra plėšrūno kokia. Ne, čia irgi mailiuko matosi. Paviršių yra. Yra. Oi. Nu va, pagaliau. Po tiek laiko. Dar vieną. Opa. Ir vėl pabėgo. Žvakė padarė. Nu, bet buvo labai nedidelė. Bent jau turėjo matytis šitą. Blin, jau kelias valandas vos ne. Plaukia jau tuščiai taip. Vat gali būti taip, kad, pavyzdžiui, nekimba ir atsiranda kažkoks geras laikas ir kelias, tarkim, gali užkipti net vos ne vieną po kitos lydekas. Tada vėl ramu gali būti. Būna tokių sukilimų kartais. Kartais visą dieną tuščiai gali duotis. O vat per kokį 20 minučių 3 lydekas kokias gali sukipti. Tai vat ir žinok dabar, kada čia jos norės kipti. Užmečiau blizgę dar pavelkiausiu, sakau, palei nendrynus. Čia kažkaip labai mėtyt, neįdomu. Nendrės ir iškart gilėja, jokių žolių daugiau. Tai sakau, praplauksiu iš tas vietas, velkiaudamas. Neblogai atvėsa iš tikrųjų. Šala pirštai. Jaučias, kad nebe vasara. Tai kažkur priplauksiu. Normalesnę vietą, tai sustosiu pamėtyti. Yra. Nu, vakarinė. Vieną lydekaitę dar. Oi. Visos mažos.
masala. Mat tokia šaudyklė. Leidžiu iš karto. Nu ir nei vienos tokios, kad didesnės nebuvo. Ten, kad būtų 1,5 kilogramo kokia tai. Tokios nepagavau. Jau ir temsta iš tikro, po biškį. Tai debesis tokie užplaukė. Įdomus. Atrodo, kad jau tamsu pasidarė, bet jau dabar saulė vėl išlinda. Vėl šviesiau. Čia plaukiu ir mėtau pali tokias žolės. Tokios seklesnės vietos. Plauksiu jau link krantą. Ir ten dar prie krantą pamėtysiu kažkur. Netoli jau išsilaipinimo. Nes labai staigiai gali tempt pradėti, paskiau jau nebespėsiu grįžti krantan. Kažkokias darbinės pirštinės radau, nes eina savo kaip šalta. Su jom biški geriau. Dar čia sakau keli. Žolė matyt. Kelias vietas pamėtysiu keliose vietose ir užteks. Pakyla vėjas į vakarą. Diena tikrai mažiau vėja buvo. Kažkaip tai. Viskas. Užtenka žvejybos. Vėsų pasidarė, jau vėjas pakyla. Nebemalonus oras jau toks. Tokia prasiblaškimų žvejyba gavosi. Plius dar pasigavo tos kelias lydekaitės, bet tai visos jos ten tokias nelegalias. Na, bet sezonas tik prasideda. Tai gero jum lydekų sezono ir susitiksim kitam video. Iki.